Bet mes mokėmės genėti kukmedžius pusrutuliais, atverti gluosniuko Hakuro Nishiki kamienus ir suformuoti kepuraitę, peraugusi puslenį, suvaldyti, atverti jam kamienus. Taip pat visiems kitiem pusleniam atvėrėm vaizdą į prūdą, nugenėję kamienus. Mokėmės genėti kadagius, peraugusius, suteikiant jiems gražias formas. O čia yra kalninis serbentas, jam irgi suteikėme formą. Mokėmės genėtis šaltalankius, kurie ne vietoje išdygo, tai nebūtinai juos iškasti. Galima suteikti formas ir panaudoti kraštovaizdyje. Mokėmės genėti lanksvas, suteikti pusrutulio formas. Išgenėjom seną peraugusi puslenį, geltonlapį, čia aurėja forma. Ir štai kokį gražų sukūrėm vaizdelį. Čia taip pat kadagys, hets, trukdantis, bet dar šakelės nenurinktos. Nugenėjom, kad neužstotų praėjimo. Taip pat nugenėjom Putino kamienus, lanksvas, raugerškius ir ten peraugusi puslenį. Sutvarkiau jau čia aš pati. Taip pat galima Putino viršūnę pagenėti. Pagenėjom tujytes. Paformuota pušelė. Čia ta zona, kurią stengiuosi padaryti mažai priežiūros reikalaujančią, reiškia priekinės pozicijas, stambus krūmai, pro kuriuos neprauga piktžolės. Žinoma, reikia ir aukščių skirtumų, tad praplečiau gėlyną ir pasodinau taip pat priežiūros mažai reikalaujančius augalus, kurie vėliau suaugs į gražius kupstukus, pusrutulius. Ten formuojamas, tolumoje formuojamas yra rododendras, formuojama pušelė. Ir kad sumažinti vaizdą triukšmą, jau auginsiu ir formuosiu pusrutuliais jau pasodinti kukmedžiai. Taip pat sedulos kompaktinės, tokios mažutės, bet jos dar mažos, bus labai gražios didesnės. Bus tokie ryškus, tamsiai žali pusrutuliai. Formuota langsva Little Princess, tuja globosa, kadagys Old Gold. Ten toliau jau formuojami kadagiai Old Gold į pusrutulius, peraugę, atlaisvinant vietos kitiems augalams. Apačioj čia suformuotas kadagys Hes, 2 pusrutuliai suformuoti kukmedžiai europiniai, vengriška alyva, atverti kamienai ir laukinė šunvišnė, kuri norėjo čia augti. Nu gerai, sakau, auksi, bet mes tave formuosim. Matot, vat. Taip pat sausmedžiai formuoju, uogų užtenka.